Labas visiems, sveikinuosi iš 313 Cable Park. Čia šią savaitę vyks Red Bull Wake Duel varžybos. Juose dalyvausiu ir aš. Praeitą šeštadienį lietuvių kvalifikacijoje kartu su Ignu mums pavyko praeiti į finalą. Iš merginų į finalą pateko Klaudija, dar finale yra ir Viltė jau pakviesta. Tai va, iš viso būsim 4 lietuviai, kurie šeštadienį šitam parke bandys pavaryti kuo įmanoma geriau. Tai varžybų tvarkaraštis atrodo taip. Šiandien yra ketvirtadienis, tai vyksta bendra kvalifikacija. Joje gali dalyvauti visi, kas nori, ir iš bendros kvalifikacijos 14 geriausiai pasirodžiusių pateks į pagrindinį eventą šeštadienį. Rytoj bus oro triukų varžybos ir burtų traukimai, o burtų traukimai yra reikalingi tam, kad išsitrauktum savo oponentą šeštadienio finalui. Nes visas Wake Duelis vyksta dvikovų principu, tai raideriai plaukia 1-1, tai penktadienis iš tikro irgi labai daug ką lems. Sužinosim, ar mes turim bent kokių šansų ar ne. Šiuo metu esu teisėjų bokšte, tai pasižiūrėkit, kokį šiemet Red Bullis įrengė jiem atskirą namą, galima pasakyti. Tikrai labai rimtai atrodo, viskas iš čia ypatingai gerai matosi. Viskas kaip ant delno. Ir galim truputį pažiūrėti, kaip čia raideriam sekasi plaukti. Taip, tai orelis šiandien tikrai neypatingai geras, bet vėjo nėra, kaip žadėjo, tai viskas neblogai. Žiūrėkit, trentas. Vat su tokiais raideriais mes kovosim šeštadienį, kad jūs įsivaizduotumėte. Tai čia yra jo antras apšilimo ratas tik tais. Čia plaukia Rivers, viena iš favoričių tas merginas laimėt. Amerikietė raiderė. Ypatingai stilingai plaukia. Žiūrim, kad Trentas užtaisęs. Nu va tokie va triukai. Ir šiemet jau yra 10-osios Red Bull Wake Duel varžybos, tai kol kas visose man juose pavyko sudalyvauti, visose patekau į finalus, tai tikrai turbūt rimčiausias renginys, kokiam esu dalyvavęs, tiek žiūrovų atžvilgių, tiek visos infrastruktūros atžvilgių. Red Bullis labai daug investuoja į šitas varžybas, susiveža visus pagrindinius pasaulio raiderius, tai tikrai yra didelė garbė čia sudalyvauti. Tai žodžiu, patys matot, koks čia yra lygis. Galit pasilinkėti tik mums visiems sėkmės, bet nemanau, kad čia sėkmė šį kartą padės. Bet vis tiek, mūsų tikslas yra kuo įmanoma geriau suplaukti savus ranus, tai mes tas stengsimės ir padaryti. Einu dabar treniruotis pats, jau turiu kaip ir raną, bet reikia dar šiek tiek padirbėti, kad jisai gautųsi kuo geresnis ir viskas. Ir tada pabandysiu pafilmuoti, kaip seksi šiandien kvalifikacijų kitiem lietuviam. Tai Stonkus, Kipras, Tadas Sinevičius, Amelija, dar kažkas iš lietuvių dabar neprisimenu, bet bandys savo jėgas šiandien kvalifikacijų ir pažiūrėsim, ar jiems pavyks patekti į finalą. Kipras intensyviai ruošiasi irgi kvalifikacijai. Plauks va, užtiesiu iš Trento ir bandys čia atlikti tantrumą į blindą. Filmuojam. O Trentas savam stiliukui. Gerai, Kipras atvaro. Op. Ai, bet labai geras. Tai ką, iki Riders Meeto liko 10 minučių ir turim 2 pagrindinius lietuvius, kurie bandys prasmukti finalą, Stonkus ir Dainius. Tai dabar Stonkus pristatys savo raną ir po to filmuosim, žiūrėsim, ar pavyks jam jį įgyvendinti. Nu gerai, tai dabar žodžiu atvažiuoju, imu po kairę baseiniuką, tai switchu, įsimetu į backlipą, 2-7 out, nusileidžiu kairę koją, tada šoku nuo
seifčio, nu to paitiuko, paskui antro, 2-7 per priekį, perimu per nugarą, 2-7 out, užleidžiu dešinę koją, užvarau per benką ant Anos. Į kairę koją, 9 out. Aha. Ir tada tiesiog boostindavau per safety tokį aukštą su mute grebu trišiam į benką. Gerai, o dabar backline'ą praleidžiam, o įdomiausia dalis – Klaudija ir kikeriai. Ką čia užmąstęs? Tai Klaudija bus pirmam rundui back 3 tiesiog, nuo kikerio į tą landingą. Ir nesafe rundui, jeigu pavyks back 5 norėčiau įsmeigti. Opa! Jo, tai nėra garantijų. Žiūrėsim, kaip seksis. O nuo kikerio? O nuo kikerio tiesiog nuo dešinio kikerio 1-1. 1-1. Tai mano ranas, žinok. Ne? Aš tą patį darysiu. Yes. O tu, Dainiau, ką čia šausi? Tai va, aš nuo baseino važiuosiu dešinę koją pirmą baseino tą reilą. Į nugarą įsimėsiu, tada perimsiu back 2-7. Tada važiuosiu dešinę koją į antrą reilą, olinsiu front 2-7 ir 9 perimsiu. Tada važiuosiu dešinę koją. Geras, abiem rankom, Jo, ane? tada važiuosiu dešinę koją į Anos banką. Tai žodžiu, jūs abu imat baseiną ir Aną. Maladės, labai gerai. O čia Klaudija su kikeriu, kas? Tai čia paprastai į tą hardway banką. Ai, mačiau, su grebu. Tai galvoju, čia paprasta, nes irgi tam tampytus. Gerai bus, o čia kraunomą mėginsiu. Palaikysim, Raiderį. Neperspus, einu užrašysiu mumis su vakarinę programą. Jo. Tai va, mes esam šiaip dabar teisėjų bokšte. Čia pamatytų teisėjai, ką mes darom, tai manau, Tonkus jau būtų diskvalifikuotas. O šiaip tai va, ką, renkasi Raideriai. Ir einam į Raider Smithą. Double B, baby. Getting ready to give the judges word how things are going to go. Tai va, iš kiekvieno hito po 3 Raiderius keliaus į kitą etapą. Ir tada čia iš 4 2 geriausi patenka jau į finalą. Ir viso gaunasi 14 Raiderių praeis į finalą. Viskas gana paprasta. Laukiam Raider Smito. Renkasi teisėjai. Ir ką, prasidės pasirodymas. Vyrai susikaupė. Bet manau, viskas bus gerai. Tai va, noriu parodyti, kokiom sąlygom žiūrim varžybas. Sofa. Pirmoji eilėj. Ir viskas, pirma Raiderė pradeda savo pasirodymą visai neblogai. 3-on-3 is the only place to have such a big pull gap set up. Taip, tai merginų hitas jau pirmas baigėsi, o antram hite mes turėsime Ameliją dabar. Žiūrim, kaip jai pasiseks. Gerai, ką, Amelija startavo. Važiuoja į Piko kureilą. Rail, to rail. Nušoka į dešinę. Transferis į frontboardą, važiuojam toliau. 2-7 benką, ne per savo ranką. Gerai, ką, frontline'as įveiktas. Gerai, ims Niko ir Paipą. Op, op, 2-7, atgal. Op, op. Ar spės benką? Spėja. Bum. 2-7, gerai. Gerai, liko Klaudija ir Kikeris. Nu, Amelija pavaryk. Ai, neatsispyrė, nieko. Kikeris, nepasimetam. Oba. Tvarkingai. Nu ką, Amelija pirmą raną suvarė. Saugus ranas yra labai gerai. Turėtų būti laiminga savo pasirodymu, tikiuosi tokia ir esi. Gerai, Amelija ruošiasi antram savo ranui. Deivas Andoko, Stardoko maršalas, palinki jai sėkmės. Nu ką. Varom. Amelijos antras ranas.
Sakė, bandys rizikuoti šį kartą, tai pažiūrėsim. Opa. Gerai, frontline'as įvyktas. 2-7, pakeičia koją. Reilas. Switch-upai. Gerai, toliau varom. Benkas, labai gražiai. Na dabar jai reikia ištaisyti Klaudiją. Pašok normaliai. Šuolis, šuolis, šuolis. Oba. Gerai. Šiek tiek nedašoko, bet nieko, na ir kikeris. Come on. Opa. Ai. Nu nieko. Nu ką, antras lietuvis startuoja. Kipras. Davai, Kiprelį, pavaryk. Opening up the rifle forward approach on his heels to the Peacock rail, going 50-50 from board and a pretzel 2 out, getting the full pull on that. Now in he goes for a toe back 1 on the bank at the end of that rail. They're going 50-50 forward wave. Op, op, bam. Važiuojam toliau. Switch 50 from board rail to rail. Oh my goodness. Back 2. Nice little whoop-de-doop with the board on that back. Tantrumas įblinda. On he goes for a tantrum. Ai, tik tantrumas. Gerai ir kikeris. Sąlygos va dabar yra tokios, birželio mėnuo su žeminiam striukėm, nu bet nieko. Varžybos yra varžybos, bet kokiu oru mes jas stebim ir jose dalyvaujam. Žiūrim, Mindaugas Stonkus dabar. Davai, Mindė. Linkėjimai tau, žinau, kad žiūri, o dabar žiūrim, kaip tu pavarai. Gerai, Mindaugas Stonkus išstartuoja. Viską žiūrim, davai, Mindė, baseinas. Op. Aukštas į benką, labai gražu. Gerai, 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 frontline'as įvyktas. Artėjam link backline'o, artėjam link backline'o. Gerai, Mindė girdi mūsų palaikymą. Hardway 2-7. Op, priešam. Nice. Eik tu, switchback 5. Backsai 3 čia turėtų būti. Ir... Rewind, au, fuck. Ant rewindo. Nu, Mindaugai, tai kaip sekėsi? Nu, šiaip visai neblogai sekėsi, tik kikeris mane nepasigalėjo manęs taip įvardinti. Matėm. Jo, bet šiaip visai patenkinas, ką žinau, normaliai. Pagarba. Dabar laukiam Dainiuko Jo, pasirodyti. Dainiukas turi atkeršyti už mane. Davai. Gerai, užsieniečiais, bet mes turime Doko. Jūs pažiūrėkit. Dainius Reingaldas. Deivas matosi veidelis rūstus. Bet Dainiuk, davai. Visus viltis į tave. Davai, Dainiukai. Op, op, op. Ai, nieko. Pirmas ranas skirtas apšilti. Frontline'as yra. Gerai, backline'as. Op.
Eik tu sau. Palaikymo komanda, žiūrėkit, kokia suvažiavus. Iš visos Lietuvos. Dainiaus antras ranas, gerai Dainiukai. Linkėjimai tau ir šį kartą pavarai geriau, Dainiukai, varai. Kur vrepas? Gerai, nieko, backlainas. Gerai, Dainiau, backlainas. Opa! Žiūrėkit, septynkė. Gražu, Dainiau, užsibaigėm tik gerai, Super. Kikeris. Ir kas čia bus? Traumovas, kiek girdėjau. Loading up toe side. Promo 5. Come on, B. 270. Oh, 270 out the slip. 50 rail to rail. Yes, sir. Creeper. Hard weight 3. Same way 1. Now going safety roll. Pretzel 2. Set up for Machiavelli. Yeah, dude. Loading up here. The inside of the leg. Belly grab, style grab. Going down on the door twice. Loading up heavy on the heel side. He's going to have to get this one. The double flip like it was nothing. They put the as he goes. With 50, back 3, a rail, front lip, same weight 2. That is a big old hop to do with your wakeboard. At 8. The French competitors. 270 on the tail. Nice, back on that. All the way on the switch nose. Looking very controlled. Creeper. Front nose to transfer, couldn't find it. Backside 3, tap to rewind 3. Mallet into the back, landing all the way down the bottom of that transition. Well controlled. Double to finish out with a double cabbie. Kanusha off, putting his stamp on that heat right there. Right foot forward, on his heels and front side. 3, 2, 1 with the grab. One more hit. Let's see that rotation. Come on, Box. There it is. There it is. Nu ką, šiandien yra penktadienis. Vakar vyko kvalifikacijos, oras tikrai buvo labai tragiškas, netgi galėčiau pasakyti. Deja, niekam iš lietuvių per papildomas kvalifikacijas prasibrauti į finalus nepavyko, tai finale būsime 4 lietuviai, aš, Ignas, Viltė ir Klaudija. Šiandien jau visi prasiplaukėm, pasitreniravom, pašokinėjom per Klaudijos figūrą, nes ji yra naujai pastatyta, tai reikėjo šiek tiek apsiprasti. Na ir ką, ir laukiam labai rytojaus. Rytoj bus pagrindinė šių varžybų diena, finalai. O šiandien vakare dar laukia tokios mini varžybėlės, oro triukų džemas. Tai turbūt net kai kuriems žmonėms įdomiau juos bus stebėti negu pagrindinės varžybas, nes raideriai pamatysit patys, ką atlikinės. O rytoj nuo ryto, apšilimai ir finalai. O šiandien laukia dar vienas labai įdomus dalykas, tai yra burtų traukimų ceremonija. Tai šiandien sužinosime, prieš ką rytoj plauksime. Tai arba paaiškės, kad mums iškart pirmam raunde jau labanakt, arba kažkokių šansų dar turėsim. Tai
Tai va, burtų traukimus irgi jums parodysiu, tikiuosi, kad visiems lietuviam burtai šį kartą bus sėkmingi. Nors šansų nedaug, visi praktiškai varžovai yra tikrai labai stiprus, bet bent jau kažkiek fortūnos tikime sulaukti. All right, how about it? Lithuanian Victor, let's go. Local rider here in the finals. Taigi turime pirmą lietuvį Viltę. Taip, tai Viltė, galėjai čia traukti savo oponentę. Nagi, kas tai bus? Lithuanian battle coming up tomorrow. What are the chances of that happening? Taigi, stokit, čia merginos. Right here. It's going to be a good one. I love watching him ride. Clement Nadal. All right, go for it, my man. Take a mix. Which fish? Doventas. Oh, that's all. Let's go, Dom. I am looking forward to that one. So, we have more than a half men facing head to head, one by one. And the next is Dominic Hurler. Yes, Dom. Straight out of this bowl. Ignas. Kaip Viltė galvoja apie savo varžovę? Nu, aš džiaugiuosi tik dėl to, kad bent viena lietuvė jau išeina į top 8. Aš irgi to Tai va, džiaugiuosi. čia yra labai gerai, o šiaip tai, nu, bus įdomi kova. O kaip manai, kuri praeisit iš jūsų? Dar nesam plaukę, tai nežinau, iš tikrųjų labai sunku pasakyti. Nieko negaliu prognozuoti, rytoj pamatysim. Gerai. O ką manai apie mano varžovą? Ką tu sakai? Clement Nadal. Nu, irgi geras. O apie Igno? Nu, tai Domantas padėjęs jau, tai Ignas turi šansų. Ignas tikrai šiaip turi Nemačiau šansų. Ignorano, bet manau, kad trenerių padom, žinai. Gerai. Gerai, Rusne, man trumpai papasako, kas čia dabar laukia mūsų. Dabar čia mūsų laukia oro triukų varžybos, o realiai žiūrovams tai tiesiog max pasirodymas. Konkretus. Va kiek žiūrovų susirinko. Parkingė jau nėra, kur statytis mašinas. Aha. Žodžiu, tai Kas pasirašė... tavo favoritas? Blemba, aš nežinau šiaip, kas čia tokie plauks, bet... Trentas dalyvauja ir Ariano Blanik, iš to, kad tu pažįsti. Žodžiu, aš kelių raiderių klausiau, ar dalyvaus, tai sakė, nejaučia net levelių, tipo. Tai čia bus aukštas lygis, tai kadangi kito to raiderio nežinau, tai manau, kad Trentas. Nu ir viskas, aš irgi. Pala, aš manau, kad jeigu bus koksai toks legenda, ten nežinau, Julesas ar Handleris ar dar kažkas, tai aš už tokius. Nebus, ne? Tokių nebus, jo. Okay. Iš Wake Duel varžybų vykusių kvalifikacijoje ir rytfinale, kurios vyks. Ir kas bus vertinama? Tai bus vertinama, aišku, geriausias oro triukas, kurį atliks raideris Lietuvos atkreipiamas dėmesys. Bet neužtenka vieno gero oro triuko, kad laimėtum čia. Manau, tikrai sprasime. That casual stance
winner, taking the second spot for this evening. A big round of applause, Mr. Trent Stuckey. Second place for Trent, he's centered. This evening's champion of Best Air Trick, Red Bull Best Air Trick, Matty Cornsville. Make some noise! Put it on the toe side, also on the heel side. All right, again, put your hands together, ladies and gentlemen. Red Bull Wakefield 2026 Air Trick Contest. They are our three winners. Labas rytas, šiandien yra šeštadienis, Red Bull Wakeduel varžybų pagrindinė diena. Dabar yra 7 ryto, šiandien dar tuo pačiu vyksta ir vėjo festivalis, kuriame mes dalyvaujame, tai važiuoju ir suruošiu mūsų Handle the Water kampelį, po to ten jau atvyks Guostė ir Jonas padirbėt. Tai va, to kai suruošiu, keliausiu į parką, registracija, apšilimai ir iš tikro plauksiu pačioj pirmoj poroj su Klementu, tai atidarysim vyrų grupę. Dar taip anksti plauk man nėra tekę, bet visai gerai. Suplauksim ir bus ramu. Tai va, tai neturiu labai daug laiko, apie 11 valandą manau jau, kad plauksime. Dar čia reikia susiruošti, tai lekiam ir susitiksim prie jūros, parodysiu, kaip ten viskas atrodo. Ten jau tolumoje mūsų palapinė. Ten mes viduj ir būsime. Matau, dar nieko nėra, einu, įkursiu mūsų spotą ir varau į parką. Tai va, Bird Sports palapinė jau įkūriau mūsų spotą, dar aišku jo vieta keisis, nes čia dar nelabai kas įrengta. Bet va, šiemet bus challenge'as, jeigu atėjęs klientas išstovi ant šio balance boardo 30 sekundžių, jis laimi nemokamą grupinę treniruotę. Veikvėjui arba 313, kur nori ten pasirenk. Tai va, to šiaip vaizdelis tai labai geras, pagaliau vasariška diena. Čia yra, žiūrėkit, kikeris. O kikeris bus reikalingas tam, kad po Wakeduelio čia atvykstantis raideriai galėtų atlikti triukus. Pažiūrėkit, 2.0 sistema. Pirmą kartą istorijai pastatyta, manau. Lietuvoje tai tikrai jūroje. Vienas bokštas ant tilto. Kitas čia ir vakare čia bus labai geras šou. Viskas. Lekiu į parką, atvažiuoja Ignas manęs už pusvalandžio paimt ir varom treniruotis, apšilinėti ir kovoti už Lietuvą. Let's go. Kita stotelė 313 Cable Park. Su Ignu jau užsiregistravom. Gavom dovanų nemažai, kaip visada iš Red Bullio. Ir ką? Varom apšilinėti. Raideriai jau vargsta. Jiems yra tikrai labai didelis stresas. Mums tokio streso nėra. Mes jau neturim tikrai ką prarasti. Tai vat laukia ypatinga diena. Viskas. Varom apšilinėti. O čia yra maršalas, Deivas. Jau Deivą pažįstat, jis yra, įsivaizduokit, pasaulinių varžybų maršalas. Maršalas tai išleidžia raiderius į jų varžybinius ranus ir žiūri, kad visi laiku ateitų. Ypatingai svarbus darbas. Tai va, dar pristatysime, ką gavom dovanų iš Red Bullio, ne? Ignai? Taigi, pirmoji dovana, išskirtinis, vienetinis Red Bullio neįtikėtinos kokybės maišas. Gerai. Tada atsidarę jį, gauname pirmą vardinę, numerių pažymėtą. 20, tai tu 20 ir plauksi? Jo, Red Bullio maikė. Nice. Pas mane antra bus. Taip. Trumpom rankovėm? Trumpom rankovėm ir kitą turim tokią pat ilgom rankovėm. Oi, šita labai gera. Čia jau kaip
Wow. Tikrai, Čia jau teisėjai Taip. nepasimės. Tada dar turim kaip planą, kas vyksta. Turim planą, kas vyksta ir turim šalmą numį. Daugiau nieko šiandien ir neprireiks. Viskas. Dienelė, jūs patys pažiūrėkit kokia. Kas randa debesiuką, tam prizas. Nu ką, su Ignu jau apšilom. Sekėsi iš tikro visai neblogai. Abu po kartą nukrytom, bet šiaip savo ranus padarėm. Keliaujam dabar į Riders Meetą. Ir žiūrėsim, kaip panos pradedam. O kažkur jau nuo šio momento už valandos lauksiu ir aš. Ignas už 2 valandų. 2 valandų, todėl tikiuosi, kad visi matysit ne tik tai per vlogą mūsų plaukimus, bet ir realybę. Pasimatom už valandos čia. The second one for the back line, second section, and the last one as kickers. So we will keep following this order. So as from right to left. So, and we will do that in order. So you will see which section. Then, yeah, you have to wear bib, the bib and helmet and vest. Then, yeah, if you fall, you better swim the fastest possible out of the course. Viskas, merginos jau išeina. Viltė prieš Klaudiją bus. Čia tai kova. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Viltė nukrešino pirmų ranų. Starto gaila nenufilmavau. Dabar startuos Klaudija. Gerai, Klaudija startuoja. Toe side edge, she's going to go front board, full pull up into a hallway 2 and a pretzel rotation out. Big old cut for the next side rail on the nose as she presses. I'm going last rail. Backboard creeper, 50-50. But still very, very solid. Get those scores on the board. The front side, 540, the El Clasico into the bag. Now setting up for a big old air. Is it heel side. Oh, a little bit of a knuckle hit there. Visai tvarkingas ranas, Klaudija, nice. Nu ką, Viltė startuoja. Antras ranas. Section 1 in her first run. And that she is doing that's beautiful to hold the back 360. Now onto the big air, big old hillside edge. Beautiful skill finish, 2 knuckle hit. One last hit. Nu ką, laukiu trenerio pasirodymo. Tikiuosi treneris suplauks, parodys tai, ką moka, įvykdys savo tikslus, nu ir atstovės Lietuvos vardą. O ar išeis ar ne, leisim spręsti teisėjam. Todėl kviečiu jūs visus pažiūrėti trenerio raną. Domanto Kazicko varžovas, Klement Nadal, daugkartinis Prancūzijos čempionas, jaunių, ne jaunių. Įspūdingo lygio raideris. Pasiruošęs.
Taip, esu pasiruošęs, jau čia 20 minučių apšilinėjau, nes pasirodo labai greit juda varžybos, tai nusprendė padaryti pertraukėlę. Tai jau nekantrauju suplaukti ir bus ramu. Ir bus ramu. Apšilau kiekvieną raumenį, manoma. Dar niekad gyvenime turbūt nesu taip gerai apšilęs kaip dabar, tai tikiuosi tai padės. Davai. Susikaupęs treneris. Opa, dar parodė. Two are first at the head for their second runs. Always keep your eye over on the screen to know the score, but who won which section. Remember, guys, you want to win in each section. Tokios pat lentos. Tai lentų skirtumas jau ant lentos negalės nurašyti, jeigu pralaimės. Daugkartinis Prancūzijos čempionas. Išplaukė. Make some noise for our first match rider in the finals of Fed. Obrigado por took back one. Domantas geresnis. Look good. Nu ką, As we get ready. treneris kyla. Domantas Kazickas. Gražu. Tvarkingai. Labai gražu. Frontlinas. Ramybė. Nukrito, Klementas nukrito. Domantas Kazickas. Įvažiuoja į backlainą. Gražu. Gražu. 2-7. Užtikrintumas, tas matosi Lietuvos čempiono. Gerai, įdomus. Geras. Jo, papa. Taigi po pirmojo rano frontline ir backline laimėjo Klementas, tačiau trečia sekcija yra Domantas. Gerai. Gulas. Bam, bam, bam. Ramu. Jos, geras. Davai, davai! Davai, gražu pataką, gražu pataką. Likitaus nebūtų, bam, antras numeris. Tai ką, treneris pakūrė neblogą kovą. Gaila, pralaimėjom 2 sekcijas. Bet vieną laimėjom, tai prieš tokio lygio raiderį tikrai neblogas pasiekimas. Ignelį. Op. Gražu. O! Hey, he got up, so into Montreal control. One last shift for Ignis. On the backside, 7-20. Nu, Ignelį tikiuosi nelabai skaudžiai. Maldėt. So playing it slow, conserving his energy. As we wait for our judges, we got 18-17. Kiekvienais metais turėdavom vis stipresnius sportininkus, o jau kai Red Bull baigduelis persikėlė čia į 313, tikrai yra nemažai. Paskutinius 2 metus jos ypatingai stipriai yra Viskas prasidėjo Vilniuje 2-0 sistemoje, kur buvo Baltijos šalių daugmaž lygio varžybos ir viskas dabar išaugo iki turbūt vienų didžiausių pasaulyje
vandenlenčių varžybų. Anot atletų, dar prieš 10-metį vandenlenčių sportas Lietuvoje daugeliui atrodė nišinis. Keli parkai, nedidelė bendruomenė ir sporto šaka, kurios pavadinimą gerai ištardavo tik entuziastai. Pačioje Lietuvoje vandenlentės, aš manau, yra vis dar populiarėjanti sporto šaka. Turime kiekvienais metais tikrai daug naujokų, daug vaikų pradedančių plaukti. Maža to, per 10-metį Lietuva vandenlenčių pasaulyje iš mažo taško žemėlapyje tapo vieta, kurią žino kone kiekvienas šio sporto atletas. Kaip, Deivai, sekasi? Normaliai. Ką čia, su kuo kalbė? Su transliacijos komanda. Ai, čia toks lygis. Kada važiuojam, kada darom. Aš tave vėl skrydžiu iš viso. Gerai, sėkmės. Back three. Oh my goodness. Hardway rail to rail. Yes. Hardway to rail. From the middle to the outside now. On he goes into the back. 2 inches to the out. Palaiko mano favorito viršinį 16 metų Australas. Let's go! Whoa! 3, 2, 1. From belly down. Now check this out. I said a 1, a 2, double back roll. Šių varžybų aš jau prieš tai nežinau, bet mane sužavėjo. Spins in here above that massive piece of plastic, almost clearing the ladder. Now look at this. He Japan drove into the back. One last hit for the young American rider, the back one. On the rewind. The rider in this 4-man final. 360 on. And 270 off. Kieran Owens. Switch feet. To front lip. To front board. Take tap and toe. How you like me now? All the way to 270. Nu ką, lietuvių varžybose jau nebėra, bet džiaugiamės, nes, manau, suplaukėm tikrai kaip galėjom geriausiai. Vieniem pasisekė truputį geriau, kitiem blogiau, bet nieko, vien dalyvauti šiose varžybose jau yra labai tikrai gera patirtis. Tai esam laimingi, kad esam čia, o dabar neužilgo bus finalai, tai keliaujam tiesiai ten. Gerų vaizdų. Pala, hebra, atsitupėm. Ai! Rusnė už ką tu, ar už Liemą? Liemą. Okay, o tu? Liem. Kas nežinot, Liemas kovoja prieš Trentą. Prieš šiuo metu 100% stipriausią wakeboarderį planetoj. Šitą monstrą. Kartais net sunku patikėti, kad jisai yra žmogus. Tuoj parodysiu, kodėl. Trent Stakį.
Mašina, ne žmogus. Bet kojytės labai plonas jau, pažiūrėkit. Kojytės plonas. That's what he's got for us over on section 2 and 3 of the course. Here for his second run. Last chance to make it to the top 2 spots here in the 2026 10th anniversary Red Bull Wake to Well. Look alive, get yourself a Red Bull, grab a bite from Bruce Lee No Walls, and enjoy the action here at Palanga. Amazing, amazing. First podium at Wake, John. Oh my God, I'm so happy for you. Let's go to judges. Superfinalas. Kieran Owens iš Didžiosios Britanijos prieš Trent Stuckey. Side edge, big old cut. He's gonna go for the backside. Zero. Setting up now on his toe side edge, going for the. Make some noise to Sana Mayer. That the winner of the 10th anniversary Red Bull Wake to Well for 2026 makes some. So the second place belongs to Kieran Owens. The championship ring, the Red Bull Wake to Well ring, brought to you by Valoritis. For the 10-year anniversary, make some noise for you, don't mess with Trent Stuckey! Tai ką, sekmadienio rytas ir turbūt viena aktyviausių šios vasaros savaičių baigėsi, Red Bullis baigėsi, yra aiškus šių metų nugalėtojai Claudia Pagnini ir Trent Stuckey. Tai Trento pergalė iš tikro net neabejojau, nežinau, kas šiai dienai gali jam pasipriešinti, bet kova buvo tikrai labai artima. Tai va, džiaugiuosi ir savo pasirodymu, džiaugiuosi ir kitų lietuvių pasirodymais ir tikrai sudalyvauti tokiam renginį visiems labai rekomenduoju nepabijoti, išbandyti savo jėgas kvalifikacijoje kitais metais. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, spaudžiam laiką, jeigu nepatiko, irgi spaudžiam laiką ir prašau komentuojam, koks triukas, kieno triukas ir kuris triukas jums patiko labiausiai. Viskas, linkėjimai, susitiksim parkuose. Iki.